Mėly kolegos, šilumos, jaukumo ir ramybės jūsų namams, lūkesčių ir vilčių išsipildymo. Tegul Kalėdos ir naujieji metai atneša laimę, ramybę į jūsų namus. Gerų, linksmų Kalėdų ir naujųjų metų. Asmeniškai savo ir visos Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centro bendruomenės vardu norėčiau pasveikinti visą kurčiųjų bendruomenę ateinančių švenčių proga ir palinkėti jums ramybės kūčių vakarą, linksmybių kalėdinių laikotarpių ir geros sveikatos bei laimės jūsų namams naujaisiais metais. Brangus Lietuvos kurtieji, noriu visiems palinkėti, kad per šventas Kalėdas žvakių liepsnoje sudegtų visi vargai. Taip pat neviltis, kur nepasisekė, pamirškite, tegul viskas eina. Noriu palinkėti, kad per Kalėdas visiems įsipildyti norai, troškimai ir visos viltis. Ir taip pat noriu palinkėti, kad 2016 metai visiems būtų sveikatos metai. Nes sveikata yra brangiausias turtas, tai prašau visų kviečių sportuoti, judėti. Mėly Lietuvos gestų kalbos vartotojai, visų gestų kalbos vertėjų vardu norėčiau pasveikinti su šitą gražią šventę ir palinkėti šeimyninės laimės, šilumos namuose, santarvės ir palikit visus vargus šiems metams, visas nuoskaudas palikit šiems metams ir nusineškite kitus metus santarvę, laimę, meilę, gražias idėjas, gražias mintis ir tikėkite, viltis tai yra visų mūsų laimė. Kai mes turim viltį, keičiasi gyvenimai.